Panevėžio Ekranas šeštadienį sugrįžta į Aukštaitijos stadioną ir A lygos 11 ture susitiks su pirmenybių outsiderė Alytaus Dainava. Varžovai čempionate neiškovojo nei taškų ir patyrė 10 pralaimėjimų. Pirmajame rate ekraniečiai Kaune vykusiame mače Alytaus Dainava įveikė rezultatu 3-0. Šį šeštadienio mačas išskirtinis, nes pirmąjį gegužės sekmadienį pažymime vieną gražiausių metų švenčių – Mamos dieną. Ekrano klubas sveikina visas mamytes ir kviečia nemokamai stebėti Ekrano ir Dainavos rungtynes. Taigi, pakvies savo mamą į futbolą ir palaikyk Ekraną kartu. O mintimis apie būsimą šeštadienio dvikovą pasidalino Ekrano fizinio rengimo treneris Leonardo Iparagirė. These things about you expect a easy victory, it's impossible. You cannot play like this. Niekada negalima tikėtis lengvos pergalės, taip galvoti būtų pavojinga. Nors pirmajame rate Dainava pralaimėjo visas rungtynes ir nemažai skirtumais, reikia neužmiršti, kad mums lengvų rungtynių nebūna. Our game against them, first half we didn't find. Prisimenant mačą su Dainava, pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių ir mums nesisekė kurti gerų momentų prie varžovų vartų. Turime rungtynes pradėti atsakingai ir susikaupę. Tik taip galime tikėtis gero rezultato. Antraip yra tikimybė prisidaryti aibę problemų ir būti skaudžiai nubaustiems. Primename, kad gegužės 3 dieną šeštadienį Panevėžio Ekrano ir Alytaus Dainavos rungtynių pradžia 16 val. O rungtynės įvyks Aukštaitijos stadione. Bilietų kaina tik nuo 5 litų, tad atvyk ir palaikyk mėlynai raudonus.